tu tos informacijos iškreipta. Vienas pas jūs atrodo. Mm. Kas čia per egregoras įdomu? Informacinis kažkoks? Kaip? Paklaus pavadinimo mintimi. Kažkokius 3 raides matau, tik tai nesuprantu. Tai, Kaip kodas kažkoks? nu taip. P, E ir X. X. D, E ir X. Jo. P. Mhm. Ir va toks vaizdas, matau, kaip atrodo, kad ir krenta toks kaip raidės ir skaičiai tiesiog vat iš tenais. Nu, tai Kažkokia informacija. skaičių matrica, kažkas užprogramuota, ne? Mhm. Ir į dešinę pusę. Čia dirbtinis intelektas, kas čia? Čia, kad logikos atrodo, tai tą logiką laikyk, nu, palik tą savo vidinį pasaulį, va, todėl ir tie trikdžiai dabar atrodo, kad ten Ai, laikyk tą savo kad, protą. kad žodžiu protas, ane, dirbtinis Jo. intelektas čia, Taip. jo. Prie žodžiu matrica, šito išmatavimo matrica, taip? Taip, taip. Ai. Mhm. Aišku. Supratau. Matrica. Ar reikia čia atsijungti nuo tos matricos? Bet čia tai man kažkaip atrodo, kad iš čia ir ateina ta, kad protų reikia viską suvokti, kad čia reikia paaiškinti. Ir kad Bet nežinomybė. tai čia įsisąmoninimas, sąmoningumas čia, ar ne? Ar čia tik mūsų apgauna, kad čia mūsų sąmoningumas? Čia apgauna, čia atrodo apgauna. Apgaulė jo, kad klaidinti tiesiog. Toksai. Aha, gerai. Kad ta informacija, kuri ateina tiksli, kad jinai biškit būtų iškreipta, ne tokia tiksli. Tokia, Viskas aišku. Tada atsijungiam nuo to, ane? Egregoro. Gerai, su skaičiumi 3 ir su iškvėpimu atsijungiam nuo šitų proto egregorų. 1, 2, 3. Mhm. Mhm. Gerai. Dabar žinai ką, pažiūrėk, iš kokios tu planetos esi. Ateina atsakymas. kažkodėl ateivis pasirodė. Ateivis? Pailga galva. Taip, čia nedidelė galva, bet tokia pailga. Nelabai daug pailga, bet keistas. Čia golograma. Čia Uždeda akinius. Tai žodžiu, kai žmonės nori sužinoti, iš kokios planetos, jiems iš karto gologramą užmeta. Čia visais būdais atrodo, kad bandymas klaidinti tik tai. Aha, aišku. Gerai, nuimam tada tą gologramą ir tada iš tikrųjų tiesą pamatom. 1, 2, 3. Pažiūrėk dabar, ką rodo. Tiesa.
Aš matau nežinau, kažkoks rojaus sodas. Bet man atrodo, kad vis tiek nori dengti, nes tokiem nuotrupom. Mhm. Žodžiu, ta istorija, kad mes gyvenom pas Dievą rojaus sode, yra teisinga? Taip, bet vat man tas pats ateivis gražuolis toksai, nu, kad jisai kaip ateinam, taip vis. Ir tokia, atrodo, milisekundėm leidžia pamatyti ir vėl dengia toksai. Mhm, aišku. Aha. Žiūrėk, dabar tas ateivis su skaičiumi 3 pažiūrim, ar ne ten negyvatė. Aha, 1, 2, 3. Aha. Ai, gyvatė. Gyvatė, ne? Ne, Mus čia, bando čia net, suklaidinti, ne? jo, ir čia kaip net ne gyvatė, čia reptilija. Atrodo. Mhm. Tos reptilijos bando mum informaciją klaidinti. Mhm. Aha. Dabar žiūrėk, praeiti gyvenimai. Čia irgi galogramą patikrink su skaičiumi 3. Jie mum paveiksliukus deda žmonėm, uždeda, tik nori eiti praeitus gyvenimus ir jiem uždeda kaip filmą ant akių, ne? Pažiūrėk. 1, 2, 3. Aha, pažiūrėk. Toks atrodo, kad, jo, atrodo, kad jie nori, kad kuo labiau iškreipčiau matytume, iškreiptesnį vaizdą, kuo daugiau ten įtakos tas žemiškas kūnas turėtų. Kad, Ž- Aha, pažiūrėk. Tai dabar, kaip paprašo žmonės, oi, čia eisiu į praeitus gyvenimus, kas aš čia buvau. Ir tada jie tarytum nusiperka bilietą į tą filmą gologramos. Pasakas tas apie praeitus gyvenimus. Taip? taip, tai linksminas, toks atrodo, kad atrodo puikiai savo darbą atlieka. Hebra toksai. Mhm. O kiek procentų va, į praeitus gyvenimus yra tiesos? 68 matau. Tiesos ar melo? Tiesos. 68 tiesos. Toks jausmas, kad dabar pati matau pro tos ateivio, pro ateivio akis. Proteivių akis, kaip jie tenai uždeda filmą, sukuria apie žmonių praeitus gyvenimus Mhm. ir prikabina emocijas neigiamas. Taip. Aha. Tai kiek procentų jie tenai tą filmą uždeda? Kiek procentų žmonijos? Kai žmogus užsinori į praeitus gyvenimus arba lyg kažkas ten ir jisai užsinori pasižiūrėti. Kiek procentų? Tai čia jėriui. Čia jėris tu 68 uždeda, nu, iki 68 procentų atrodo. To melo. Taip. Ir Mhm. mano. Mhm. O tai realiai, kiek tie praeiti gyvenimai turi? Ar iš vis turi praeiti gyvenimai įtaką? Kažkodėl 12 matau. Tik 12% turi įtaką? Nu, taip matau. Mhm. O visa kita tiesiog sukurta iškreipta, perkreipta, atrodo. Mhm. Žodžiu, ko nepatikrinsi, tai ten tiek melo yra. Labai gera dirba melo programas uždėti, taip? Jo, čia filmas ant filmo atrodo toksai, kad tai kuo daugiau iškreipt, perkreipt, nu, visą tai toks. Labai.
Gali tada pripumpuot. O dabar pažiūrėk, pavyzdžiui, šitam gyvenime, jeigu žmonės vat negali suprasti kai kurių dalykų ir jie eina į praeitus gyvenimus, kiek jie gauna teisingos informacijos, kiek procentų teisingos informacijos? Tie, kurie atrodo, kad šiaip dėl smalsumo tik tai eina, tai 3%, kažkaip atrodo. Tiesos Nu jo, o visa kita tai. filmą. Jo, ir atrodo, kad jie vat, kaip šitaip lenda, tai dar prisikuria dalykų, dar iškreipia daug. Ir dar šitas gyvenimas jau labiau iškreiptas tampa. Toksai. Ai, tada tas filmas iš vis turi įtaką, žodžiu, jų gyvenimui. Uždeda iš viso gologramas visiškai naujas programas, taip? Taip. Negatyves. Aha. Tai žmonės praktiškai tampa priklausomi nuo to filmo, tada naujo scenarijaus, ane? Nu, jie atrodo suka tą pačią plokštelę ir iš to dar ten prisisuka tokių iliuzijų, visko nu, toks atrodo išsipainioti sunku, neįmanoma netgi. Aišku. O dabar pasižiūrėk, kad čia daug kas labai į tas piramidės tenais, kad jie ten buvo, ten gyveno, tose piramidėse. Kiek ten yra su tuo susijusių filmo ir kiek tiesos? %72 matau, atrodo tiesa. 72% tiesa? Su tom piramidėm. O tose piramidėse pastrigusios sielos tenais jos negali išeiti? Yra ir tokių. O kaip užstrigina sielas tose piramidėse? Kad kai kurios net nenori išeiti. O kodėl nenori išeiti? Negali paleisti. Tai čia užstrigę. O kai jie užstrigę tenais per kažkokią kančią, jie maitina ten tuos ateivius, ateivius, velnius, tos žemuosius astralus? Tai per tuos iškreiptus filmus atrodo, būtent apie tuos. Jau užstrigę, jo. Jo, ir jais maitinas. Tai žodžiu, sukuria žmonėms tą filmą, uždeda ir paskui, kad ir žmogus miršta, ne, ta siela toliau gyvena tam filme, tam gologramui. Taip, nes jinai reikalinga. Žodžiu, jeigu patiki to filmu, tai tada tu tą filmą ne tik kad gyvenime, bet ir po mirties nešioji tą filmą, taip? Taip, nes negali išsilaisvinti, atrodo. Lieki įstrigęs todėl, kad patiki to filmo ir sukies ir jiems gerai, jie naudingi tokie. Žodžiu, jie tokiu būdu gali maitintis tą energiją negatyvę, taip? Taip. Ir kiek jie naudojasi šituo visu? Ar tas sansaros ratas tai yra, kad žmogus patikėjo to filmu? Taip, ir jisai iš jo išeiti negali.
O gali išeiti, jeigu sąmoningai apsisprendžia, kad išeis? Pažiūrėk, kas vyksta, jeigu žmogus suvokia, kad čia yra filmas ir aš atsižadu tos galogramos arba to filmo. Kažkaip ateina, kad kontraktus, nutraukti visus kontraktus. Tokius, Kad reikia nutraukti kontraktus, tada išsivaduosi. taip, kad Mhm. pradėsi matyti daugiau tiesos. Mhm, mhm. Aišku. O jeigu, pavyzdžiui, žmogus nueina į regresinę hipnozę ir jam tik atsibunda jisai ten kur nors kokioj piramidėj, tarkim, arba faraonų laikais. Kas tai yra? Ar tai yra filmas, galograma, ar yra tame tiesos? Daugiau procentų, kad tai yra filmas tiesiog. Ir tam, kad dar daugiau būtų iškreipto matymo šitam gyvenimui. Aišku. O dabar, kaip tenai, pavyzdžiui, būna kiti irgi regresinę nueina ir tenai pasako, kad tu ten kokios Kleopatros vyras arba tenai tu Kleopatra. Tai čia irgi yra, kas čia pajungimas prie ko? Prie tos pačios tamsos didžioji dauguma, atrodo. Mhm. O tikslas koksai pajungimo šito? Maitintis jiems gerai. Laikyti tam samsaros rate. Mhm. Tai įstrigę, o jiems didžiausią naudą gauna iš tokių užstrigusių ir sielų. Mhm. Aišku, o dabar, pavyzdžiui, kai būna, rodo apie regresinę hipnozę, kad ten vergovė, kad tu vergė, ten moteris vergoviai. Kas čia yra? Čia irgi užstrigina sansaros rate? Čia... Jo, atrodo, kad nesvarbu, ar vergas, ar princas buvai, bet didžioji dauguma atrodo, kad kaip tik, filmas ant filmo iškreipta. Aha, žodžiu, iškreipia ir tu paskui gyvenime pritrauki tironą, ar kažkokį tai savo poną, ne? Ir tokiu būdu tu nuolat vergo toj būsenoj vaikštai, taip? Taip, dar labiau užsisuki, dar daugiau energijos iš tavęs išgręžia. Ar kaip sako, oi čia mama mano, aš mamos vergė, arba ten tai čia kas irgi yra galogramų įdėta? Man kažkaip dabar parėjo, kad kuo toliau, tuo daugiau žmonių bunda ir atrodo, kad vien tik tai dėl to suinteresuoti jie kuo giliau įsukti, kuo daugiau išgręžti, kuo labiau įsukti į tą ratą, būtent, kad mažiau šansų būtų išeiti į šviesą, nes. Aha, aišku. Žodžiu, žmonės prabunda, tai tos mentalinės technologijos stiprėja, žmonės sąmoningėja, bet juos tada tais visais filmais ir bando papirkti, kad tu eik į tos praeitus gyvenimus, tu ten buvai tas, tu ten buvai anas. Žodžiu, aukštesnio lygio apgaulė, taip? Taip, bet čia dirba, vieni per kitus toksai eina per specialistus pačius. Per žmonės, kurie veda šitas hipnozės ir netiesioginė ta įtaka tam, kuris pats prisimena savo gyvenimus. Aišku. Gerai, tai dabar pažiūrėk, kiek procentų šitų, kurie veda hipnozės, tarkim, gerai, imkim lietuvių, pažiūrėkim, kurie lietuvių kalba veda hipnozės, kiek procentų kanalas yra pajungtas prie tamsos. Nuo 3 iki 6, bet jau čia visiškai prie labai jau. Prie visiškos tamsos. O visi kiti kanalai šviesūs yra? O 36 po to rodom. O 36 tai kas? Šviesesni, bet jie vis tiek pasijungia.
Yra iškreiptos, aha. O kad visiškai švarus kanalas, kiek procentų lietuviškai kalbančių? 7. 7%. Mhm. O pagal ką gali pažinti, kad visiškai švarus kanalas yra? Kaip žmonės gali atskirti? Tik šviesus gali pažinti šviesą, atrodo. Tie, kurie nejaučia energijos, niekaip neatpažins. Mhm. Aha, reiškia, jeigu pats išsivalė žmogus, Taip. tada jisai atpažins, kur yra tiesa, kas jam rezonuoja, taip? Jo, jeigu jau žmogus pradėjęs jausti bent kitų energijos, Aha. tai taip, tai dar gali, nesusiviliot, norisi sakyti. O tie, kurie išvis tokie labai jau. Aha, žiūrėk, taip išeina, kad kritinis mąstymas nulemia, ar žmogus papuls prie tamsos pasijungimo ar prie šviesos, taip? Žmogus pats nuo savęs užsidaręs ir jisai nejaučia kito. Ai, tai žodžiu, turi jausti žmogus energijas, tai tada jisai galėtų atskirti, ar šviesus kanalas, ar tamsus, taip? Aha. Mhm. Turi pasijausti. Tada jis pritrauks. Ane? Tai Mhm. neleidžia Gerai. kalbėtis. Aha. Žodžiu, o tie tamsos, kurie kanalai, tai jie tiesiog nedaleidžia prie šviesos, kol tu pas neprasidirbi, taip? Mhm. Tai tas pirmas, kur buvo 6%, tai ten jį išvis visiškai traukta, atrodo, ten nėra prošvaisčių toksai. Ten tau uždeda programas tiesiog juodas ir viskas, taip? Jo, ten labai jau tamsus protas, labai jau toks. Jo. Žodžiu, tie žmonės, kurie išvis nedirba su energijomis, nejaučia energijų, tai tada juos kas nori gali tiesiog apgauti ir aišku, ima viršų tie, kurie pavergia, taip? Taip. Mhm. O dabar žiūrėk, rusakalbių, kurie veda hipnozės, rusų kalba, kiek procentų juodas kanalas visai? 28, matau, nėra visai juodas. Oho. O dabar vidutinis? Kiek vidutinis? Kažkaip 52. Mhm, aišku. O dabar, kad visiškai šviesus baltas kanalas, kuris tik šviesos 3. energijas. 3. 3%. Aha. Tai lietuvių kaip ir toks švaresnis kanalas, yra daugiau galimybių, ne? Gerai. O anglų kalba dabar žiūrėk. Juodas kanalas visiškai, kur pavergia programos. 5%. Aha. O dabar tas vidutinis, kur ir juodo ir balto yra? 27. 27. O šviesus baltas kanalas kiek? 2. 2%. Aha. Nu, žodžiu, visiškai švaraus kanalo tik tai iki 10% galima aptikti. Jo, bet man toksai, kad reikia nuolat valytis, žiūrėtis, tikrintis, skenuoti save. Mhm. Aišku. Žodžiu, labai žiūrėt minčių sprendimus, kokius darai, taip? Taip. Aha. Prisižiūrėti tą švarą labai. Minčių, kad per mintis ateina kažkas, ane? Aišku. Gerai, tai dabar ką dar žiūrim? Šviesos kanalas, tie visi galogramos. O kaip dažnai tas galogramas uždeda? Ar jie tiesiog rodo, kaip prekę siūlo kažkokią mintį, tu tik tai sutinki ir tada iškart pikšt ir uždeda, taip?
Čia atrodo tik užtenka pagalvoti blogai ir būna toks klik. Ir jeigu savęs nesugaudai, įsisuki ir viskas. Aha. Tai čia man uždavė klausimą, kas yra kvantinis lazeris, tai tas yra, kad minčių turi būti labai stebėjimas savo minčių, ar ne? Taip. Tiesiog. Sargyba. Mano, ne mano ir kiek užsibūna ir kodėl. Toks jau. Mano, ne mano, kiek užsibūna ir kodėl. Aišku, labai svarbu. Gerai. Taip. O kiek žmonės patys gali prasidirbti savo šviesos kanalą? Tie keli procentai, Mhm. kurie yra išties šviesus, jie gali, įgalūs yra patys susitvarkyti. Mhm. Ar čia yra pagal sielos misijos planą tie žmonės, Taip, jie atgavę savo branduolį. kurie atgavę, tada turi energijos pramušti tą juodą tą matricą, ne? Taip, ir dar kitiems padėti. Ir kad visi paskui gali iš paskos eiti, ar ne? Taip. Aišku. O kiek procentų dar šitų, kurie vedliai miegantis yra? Kiek žmonijos procentų? 47. 40. Jie atrodo kaip jau tokioj kaip ir šviesoj daugmaž, bet jie dar miega. Dar yra kas. O jeigu jau esi prabudęs, ar galima vėl užmigti? Ne. Jau nebeužmiegi. Tiems keliems procentams ne, visiškai ne. Bet tie, kurie dar negalima užmigti, tiem, kurie pabudę, bet gali dar nutempinėti atgal. O kiek procentų vedlių, lietuvių kalba kalbančių vedlių, kurie jau yra dirba šitą darbą, realizavo savo šitą kanalą? Vedliai. Kiek procentų, kurie turi būti vedliai 100, ane? Turi būti 100 paskirta procentų. Ir dabar iš tų 100, kurie jau dirba savo darbą. Visiškai tyri 1%. Kurie dirba šviesus, tik 1%. Kurie dirba, bet jie jau labai tyri yra, kur neprikabina save. Aha, tik 1%. Nu, va, tai čia. Visiems dėmesio. Tai žodžiu, dar kiti, o kiek iš tų, kurie pašaukti vedliais būtų arba atėję būti vedliais misijoje, kurie jie dar iš vis miega? - 28%. Miega dar. Ir 5% atrodo ten dar ne, kaip ir jau užčiuopia, kaip ir bando, bet dar nutempinėjami, tikrai atrodo gal. Nutempinėjami. O kada pats pikas bus va šito prabudimo? Už kiek metų? 24 matosi ir 26 kažkas. 26 ir 24, 26 pats prabudimas. Bangos tokios traumos. O dabar tie vedliai, ar jie vėluoja pagal laiko skalę, pagal planą visatos? Vėluoja prabusti? Yra, bet man kažkaip eina, kad tie, kurie tas mažas procentas, kuris jau turi įtaką kitiems, vat, būtent tos vedlius patempti, tai labai svarbu tai yra. Labai svarbu dirbti jau iš.
Aišku, o kokie didžiausi trukdžiai va tiems vedliams, kurie aktyvuoti? Šitos tie, kur visai išsivalė, kur turi galią. Jo, Jie neturi trukdžių, jiems tik reikia mm, kažkaip kooperuotis, norisi sakyti, ir daryti. tiesiog savo energiją drąsiai išnaudoti, ar ne? Visiškai. Jo. Nes atrodo, kad čia, būnant žemė, daugiau niekas ir neturi nu, pagalbos. Ta pagalba po to iš kitur jau eina. O dabar dvynių aktyvacija. Kiek padeda va šitiem vedliam? Ar čia tiesiog susiję, kad tiesiog tie dvyniai, jie turi daugiau energijos, jie iššauna didesnė jėga, kad vestų? Iš viso, kiek procentų dvynių yra vedliai? Arba pašaukti būti vedliai? Da. Dvyniai. O tai kokia kita misija jų yra? Dvynių, sielos dvynių ryšiai arba kvantinių santykių. Kažkaip atrodo apie tą patį, bet skirtingos sferos. Tai skirtingais būdais, vieni per balsą, Mhm. kiti per meditacijas. Žodžiu, skirtingos misijos yra, ne kryptis. Tai Mhm. O kiek numatyta, kad šitoj žemėje susivienys dvynių fizikoje? šiaip atrodo 5 procentai, bet taip nebus ateina. Nebus. Tai čia tik aktyvacijai reikalingas tas susitikimas, tik tai uždegimui, Kažkaip energija. atrodo, planuota 5 procentai, bet nu, taip neišėjus kažkaip. Aha. Mhm. O tos energijos užteks įkūnyti vat šitą planą visatos dvynių, vat šitas operacija, kaip čia, eksperimentas, kaip čia vadinti. Nesupratau klausimą, bet man ateina tik Aha. toks, kad nesvarbu ar dvyniai ar ne dvyniai, bet reikia tempti, nu, padėti pakilti tiems, kur žemiau stovi ir kurie dar nutempinėjame atgal. Aišku. Mhm. Tempinėjame atgal. Mhm. O kiek procentų išnaudoja tą potencialą to energetinio sprogimo? Kiek procentų išnaudoja va šitų po aktyvacijos žmonės? 72. Išnaudoja, ar ne? Mhm. Tai 30% sudegina, tik šiaip išleidžia tą energiją į kančią ir viskas. Atrodo, kad nemoka naudotis, nesuvaldo kažkaip. Ai, nesuvaldo energijos ir ten paima žemės astralai. Taip, taip. Žodžiu, tą kančią savo kurą. Jie kaip vagia kurą, tarytum pavagia, ne iš tų žmonių. Taip. Nu, čia tik atrodo labai mažai reikia ir labai greitai išsisuka. Įsiurbia. Aha, viskas aišku. Žodžiu, per tas negatyvias emocijas visą šitą energiją įsiurbia žemės astralai, taip? Taip.
O jeigu žmogus sąmoningas, kad gauna šitą sprogimą, 70% išnaudoja visgi, ane? Šitų po aktyvacijos. Įsisavina, aha. Teigiamai. Aišku, gerai. O kiek dabar 23 metais, kiek išėję į misiją va šitų po aktyvacijos jau savo misijoj yra? 6 matau, bet čia 6%. Čia lietuvių kalbą kalbam. kaip 6 žmonės atrodo. Aha, aišku. Nu, žodžiu, viskas dar priešaky čia, taip? Aišku. Bet čia tie jau visiškai, kur jau nenutempsi jau. Aha. Jau jie palaiko. Jau, taip, jau jie labai labai stipriausi čia. Tai čia tokie kaip mes tavim. Ir aš taip verčiau. Čia aš aišku juokauju. Tai mes už tai nuolat testuojam ir tikrinam, kiek mes švarus kanalas ir nuolat valom tą kanalą. Aišku. Gerai. Tai gerai tada taip. Ar eina dar kažkokia informacija? Ne, šviesa labai, šviesos daug. Aišku. O dabar tą informaciją mes gaunam iš kur? Iš Akašų kronikų ar duoda vedliai, mokytojai? Šiaip iš tyro šaltinio norisi sakyti. Eina iš tyro šaltinio. Ar iš galogramų mes čia skaitome? Ir aš vis skaičiau, jau bandė ten suklaidinti, o dabar tokio šviesoje absoliučioje atsikabino. Aišku. Parazitai. Aišku. Viskas aišku. Gerai. Tai ką dabar tada? Dėkoju, kad klausėtės. Visą naujausią informaciją žiūrėkite po įrašu. Visi mes esame ieškotojai ir tyrinėtojai, todėl jeigu kyla klausimų, visuomet prašom kreiptis į aiškiaregio akademiją @gmail.com. Iki susitikimų.